Žmonės sako, kad vyrai nekalba. O kiekvienas vyras, ko gero gyvenime yra girdėjęs žodžius tylėk, nežliumk, kentiek, būk vyras. Ir tai, ką girdėjome iš savo tėvų, mes dažnai perdodam ir savo vaikams. Todėl šiandien mes sakome, atraskim vyriškumą iš naujo. Sveiki, čia podcastas Vyrai nekalba, o aš jos vedėjas Venskutonis Evaldas, 3 sūnų tėtis ir renginių organizatorius. Beje, šį podcastą inicijuoja Paramos ir labdaros fondas Mamų unija, kurį globoja vėžiu sergančius vaikus bei jų šeimas. Turime 2 svečius. Pirmas yra Saulius Urbanavičius Samas, legendinės grupės Biks įkūrėjas, vokalistas, dainų autoris ir žymiausių TV projektų prodiuseris. Saulius dar spėja skirti laiko ir savo vaikams, kuriuo aišku, kai kurie jau yra ir užaugę. Sveikas, Samai. Sveiki. Antrasis pašnekovas yra Vladislav Bortkevič, Vladas. Super tėtis, augina net 8 vaikus, tikintis Lietuvos Lenkas, anksčiau dirbęs Lietuvos Caritas organizacijoje ir dabar turi savo talentus, kuriuos pritaiko Vilniaus rajono savivaldybės veikloje. Labas, Vladai. Labas, Evaldai. Sveiki dar kartelį. Sauliau, Vladai, gera Jūs matyti mūsų laidoje. Gera, kad mes visi kalbame apie tėvystę, apie tos iššūkius, kurie užklumpa mūsų vyrus. Ir pradėdamas norėčiau užklausti, Sauliau, tavęs. Tikriausiai daug žmonių žino tavo istoriją, gyvenimo, tavo šeimos istoriją. Ir tuo pačiu suprantu, kad yra nauja karta, kuri užaugo ir galbūt yra dar žmonių, kurie ne viską žino apie tavo šeimos likimą, ar ne? Kaip pasisuko šeimoje vingis, kai likai vienas su 2 vaikais. Ar gali priminti mums tą istoriją ir pasidalinti, kas vyko tavo gyvenime? Nereikia čia taip dramatizuoti. Iš tikrųjų, kai tiek laiko jau praeina, jau dabar kažkaip ramiau žiūri visą šitą reikalą ir, kaip sakant, gerai, kai viskas gerai baigėsi kažkaip tai. Tai mano istorija tokia, kaip čia pasakius, savotiškai įdomi, ta prasme, vis tik tai tuo laiku, tarybiniai laikai dar buvo ir aš studijavau Šiaulių dabar vadinamam universitete, dailės fakultete ir aišku, ta šeima mano pirmoji buvo grinai tokia studentiška, bet tokių didelių kažkokių tai ten, kaip sakant, įsivaizdavimo, kas yra šeima ir supratimo, kas šeima yra iš viso, mes gi neturim tokių, nieks gi nemoko mus, kaip tai atrodo, mes dažniausiai matom savo šeimas, savo giminės, dar kažką, iš to mes matyti ir gaunam tą formulę, kaip ta šeima turi atrodyti. Bet studentiška šeima yra visai kitokia, vis tiek ten kitaip tas gyvenimas vyksta, jis audringas, smagus ir visa kita. Tuo labiau, kad prasidėjo tas toks išsilaisvinimo etapas, kai atsirado galimybė atsirado galimybė muzikuoti, kūriau grupę ir iš tikrųjų visas stačia galva nėriau į menus, į kūrybas. Man menai buvo kaip ir svarbiausias gyvenimo tikslas ir siekis, tai šeima kažkaip savaime čia pat buvo šalia kažkaip tai. Ir sulaukėm 2 vaikų tuo laikotarpiu ir kažkaip tai taip vat gyvenam. Taip, mėtomi, kol visa tai privedė iki šito, kad vis tik tai mano 2 vaikų mama išėjo, kaip sakant, į tuos nežinau net kaip tai pavadinti, bet tiesiog piktnaudžiavimas alkoholiu privedė prie to, kad teko man kažkaip tai vis tik tai priimti tą sprendimą ir pasimti abudu vaikus ir užsiauginti. Ar tas sprendimas buvo tau natūralus, kad tu supratai, kažką reikia daryti? Tai kažkas vis tiek turi atsakomybę imtis. Tai iš tos pusės supratom, kad jokių vilčių nebėra, nors kažkiek tai ten buvo bandoma, bet suaugę žmonėsgi padaro tos sprendimus patys ir juos pakeisti jie tik tai patys gali. Ir jeigu neveikia nei vaikai, nei dar kitokie dalykai, tai reiškia tas sprendimas jau toks, arba jis nebeįmanomas tam žmogui, tai tiesiog teko prisimti atsakomybę ant savęs. Supratau, kad turi imtis tos atsakomybės. Ir tada pasiėmiau vaikus ir atsivežiau Vilnių ir užsiauginau. Išleido į gyvenimą, baigė mokyklas, visi turi dukra turi karjerą didelę,
Anglijoje ir taip toliau. Esi pasakęs vieną tokią frazę, kad vaikai tuo metu, žinai, aišku, tai buvo toks, žinai, posovietinis laikotarpis. Ir esi pasakęs, kad vaikai tarsi, netrukdėjai jiems gyventi. Tai iš esmės taip ir buvo, nes vis tiek tu turėjai veiklą dar, tu turėjai uždirbti pinigus. Be abejo, ne, tai čia vienam irgi neįmanoma. Tai iš tikrųjų mano šiandieninė žmona, naujoji šeima, mes tikrai labai daug padėjo ir iš tikrųjų ėmės kaip su savo vaikais atsakomybės tos ir mes kažkaip drauge visą tai įveikėm ir dar turim dabar 14 metų dukrą. Kartu, tai čia negali prisimti visų medalių ant savęs, čia, žinai, ketekas, tipo. Taip nėra. Ir tai dėl to aš labai dėkingas, kad priėmė žmogus ir pasidalinom tą atsakomybę. Ir tai... O Sauliau, man labai vis svarbus yra aspektas apie vaikus. Mes dažnai šnekam apie save, ar ne? Kaip mes jaučiamės, kaip mes išgyvenam. O kaip tą visą situaciją išgyveno tavo vaikai? Vis tiek jie nebuvo, kiek man atrodo, buvo 12-16 metų, ar ne? 12-17, taip, tai yra tikrai siaubinga trauma. Tai čia net nėra apie ką kalbėti. Iš tikrųjų, ir tai atsiliepia visam gyvenime. Ir tikrai tai aš matau, ir mes kalbamės, ir bandom kažkaip, ir vis tiek tai yra, vis tik tai reikia suprasti, kad tėvas kaip tėvas, vis dėlto vaikam yra svarbiausia mama. Ir tai yra esmė. Ir tai, ką mama sudeda iš pat pradžių, ypač tos pirmus gyvenimo metais, kada saugumo jausmą, dar kažką pasitikėjimą ir taip toliau, jeigu jau to nėra, tai po to labai gyvenime daug psichologinių problemų. Ir po to santykiai jų su kitais žmonėm ir su viskuom vis tiek yra sudėtingesni. Ir aišku, kartais reikia ir psichologo pagalbos, ir dar kažko, ir ieškoti, kaip šitas skylės kamšyti, nes vis tiek vėjai pučia. Ir kiek tu be meilės jiems dovanotum, bet tėvo meilė yra viena, bet mamos yra kita. Aš dar norėčiau sugrįžti šiek tiek atgal į tą laikotarpį, kai tu priėmei sprendimą. Aš suprantu, yra faktas šeimoje bėda, ar ne? Bet ne visada atrandam to ryžto dėl vaikų, dėl savęs, dėl nesaugumo, dėl neužtikrintumo priimti konkretų sprendimą, tiesiog atskirti vieną žmogų nuo šeimos, vardan šeimos labo. Kas vyko tavo viduje tuo metu, kaip vyro, kaip tėčio viduje? Aš nežinau, tai iš tikrųjų, jeigu tu myli savo vaikus, tai tu jiem linki geriausia. Ir vis tiek tu supranti, kad čia jau, nieko nebus. Aišku, gali visada nusiplauti rankas ir sakyti, nepavyko kažkas čia. Šeima įmų kita, mes matom daug dabar istorijų, čia keičiam, dabar šeimos skiriasi vėl naujos, nes toks gyvenimas greitas, labai, labai greit susipažįstam, labai greitai atsibostam, labai greit dar viskas vyksta. Ir ta atsakomybė plaunasi taip. Bet, nežinau, aš tiesiog viduj supratau, kad, turiu kažką daryti. Tiesiog, negaliu taip numesti ir sakykime, džiaugtis nauja šeima, o čia viskas man faina, žinai, o čia kaip sakant, plaukit patys. Taip, kažkaip negražu, taip nežmogiškai. Ir man pirmiausia šitie, tokie tiesiog žmogiški jausmai ir tas noras kažkaip tai padėti tiem vaikam, saviem tuo labiau. Tai tą sprendimą ir priėmiau, ir aš dar priėmiau dar labai svarbų sprendimą, kad aš daugiau su alkoholiu irgi nebedraugavau nuo tos akimirkos. Čia ir buvo tas momentas, ar ne? Aš supratau, kad tai niekur neveda man, tai aš neturėjau kažkokių labai tokių, kad jau tikrai problemų ten dėl to, tai yra tiesiog gyvenimas toks mano tokia veikla, su pramogom surišta ir aš ten normalu, kad ten aplink visko yra, baliai, alkoholis ir viso kito, bet aš supratau, kad man to nebereikia, supratau, kad tai niekur neveda ir tai ne mano tikslas baliavoti ir mano tikslas šiaip save kažkaip tobulinti, atrasti kažką naujo, sužinoti, kažką padaryti, daryti vis didesnius projektus ar dar kažką sugalvoti, kurti.
O tai yra tiesiog maišo. Tie dalykai, aš supratau, kad tai niekur neveda, tai yra tiesiog sukimas tam pačiam rate, ką daug kas žmonių mūsų ir daro šiuo metu, sukasi kaip voveris, dirba, savaitgalis užgersiu, vėl dirba, savaitgalis užgersiu, po to tie tarpai didėja, tai tas vis tiek alkoholis yra toks siaubingas reikalas, kuris jamgi nesvarbu, kas tu. Ar tu ten žvaigždė, ar tu profesorius, ar tu ten, supranti, eilinis statybininkas, visi vienodi pasidaro. Visi, iki vieno. Jis tiesiog sulygina. ir ta prasme, visus vienodai veikia. Ir visi vienodai degraduoja. Ir ta prasme, čia neturi reikšmės. Ar pas tave daug proto galvoja, ar mažai. Jokio skirtumo. Tai va, tai aš savo pats padariau tą išvadą ir tuom labai džiaugiuosi iki šios dienos. Man tai yra pats geriausias sprendimas mano gyvenime. Plius, aišku, ir atsakomybės prisėmimas ant savęs irgi kažkaip tai, kažkaip gerai jaučiuosi dėl to, kad, ėmiausi tos atsakomybės ir viskas. Aš tai labai žaviuosi, žinok, tuo, kad tai ne šiais laikais, kai daug pilna informacijos, žinai, kaip čia būti gerais tėčiais, ką reikia daryti ir panašiai. Tai tuo laiku vis tiek, ganėtinai gudesnis laikotarpis buvo. Jo, aš sakau, kad mums niekasgi mūsų nemoka būti tėčiais. Nėra tokio universiteto. Dabar šeimos, moka, dabar čia Jėzus Marija, knygų, knygelių, čia patarėjų pilna, čia visi tokie protingi, podcastai, va dabar podcastą klausant. Gyvenimą reikia gyventi, ne podcastus klausyti, bet ir tai reikia paklausyti. Aišku, savišvieta labai svarbu. Mes, ta prasme, turim domėtis, mums tai turi būti įdomu. Bet aišku, šiandieną laiko stoka, dar visokių. Gyvenimas pagreitėjo nežinau kiek kartų. Tiesiog kiek bent jau mano kartos žmonėms reikėjo prisitaikyti. Mes skambinam laidiniu telefonu į namus. Už 15 kapeikų atsimenu, tėvam paskambinti vieną kartą į mėnesį, kad tu gyvas, studijuoji, viskas gerai, atveš bulvių. Ir viskas. Svarbiausi dalykai bulvių. Tai dabar kompiuteriai, telefonai, laikrodžiai išmanus, kas tik tai norite. Ir pilna informacijos. Dabar tu gali pasiskaityti, paklausyti, sužinoti, yra daug tyrimų padaryta, o tais laikais, tai visiškai taip, kaip paklipę kačiukai tamsoje. Ir tu galėjai pasitikėti savo vidiniu kažkokio jausmu, arba tiesiog tave veikdavo tos reiškias mikroschemos, kurios būdavo sudėtos iš tavo šeimos. Kaip mūsų tėvai elgdavosi su tavo, kaip tavo tėtis su mama kalbėdavo, kaip tavo senelis, netgi kaip tavo, nežinau, giminės, artimieji, arba aplink kažką girdėdavai. Tas ten, žinai, rėkia, ir tas ten toks visas kietas ten, žinai, ir tada tas vyro supratimas koks buvo. Taigi turi būti kietekas, žinai. Boba patylėk, boba prie puodų ir taip toliau, ir taip toliau. Ačiū Dievui, kad mano šeimoje gal to tikrai tokio nebuvo, to tokio patriarchato, tokio stipraus. Ir tas man kažkokią tai davė pagarbą moteriai. Ta prasme, kad tu su materim turi elgtis lygiai taip pat, kaip su lygiu. Ir ta prasme, jinai nieko, ne kitoks žmogus. Jinai lygiai taip pat. Susidėliojimai šeimoje, kas ką turi daryti, žinai, tai vyras ten, žinai, koja sukėlęs prie teliko, su alaus buteliu, žinai, su laikraščiu rankose, ar dar kažkaip, o moteris virtuviai. Senasis tas mąstymas. Tai jo, tai va tą reikėjo visą kažkaip tai, irgi nugalėti. Ir kad kūrent tos santykius, kad namuose būtų faina, tai tu turi būti irgi į tuo padėti ir kažką padaryti, ir valgyti padaryti, ir galbūt ir namus sutvarkyti kažkada, ir kažką tai ir taip nuvežti, padaryti. Tai tas dalybos pasidalinimas atsakomybėmis yra iš karto atmosfera visai kita. Bet tik dabar, anksčiau tai būdavo. Visi gyvendavo, kaip tariant, taip labai gatvinė kalba, pagal panetkės. Pagal kažkokios tai struktūras senas. Tai ačiū Dievui, kad dabar tiek informacijos yra, gali daug ką sužinoti. Bet tas gaju dar, iš tikrųjų gaju, tas vyrai čia mes realiai. Bet mes tą ir keičiam. Tai šiandien apie tai ir kalbam, ar ne? Vladai, iš tikrųjų pas tavę situacija yra kitokia. Tavo gyvenime viskas atrodytų kažkaip priešingai negu pas Saulių gyvenime.
tu su žmona gyveni, žmona yra, spėju, laimingiausia mama pasaulyje, nes kartu su tavimi auginate net 8 vaikus. Mano klausimas yra tau, ar tai buvo sąmoningas išankstinis pasirinkimas, sprendimas, ar visgi, žinai, kai būna pirmas ateina vaikas, antras ateina vaikas, trečias, nu koks skirtumas, jau ten 3 ar 8 vaikai, koks skirtumas, užauginsim, kiek duos? Yra skirtumas. Ne, mes planavom, tai reiškia, kad pas mus gausi šeima bus. Kiek? Mes, Planavai, kiek? Ne, tai kad nebuvo skaičiaus. Sakėm, kad turėtų būti grupelė, 4 vaikai gal, žinai. Ir tie vaikai mūsų gimė kas 2 metus. Tai reiškia, mes su žmona savanoriavom tokiose stovyklose šeimų, žinai, ir matėm tas gražias šeimas, didelės gausias šeimas, ten, kurie turėjo ir 4, ir 5, ir 3, ir 1 vaiką, ir 8, ir 10, žinai. Ir mes matėm, kad tose šeimose yra santykis. Ten yra tiesiog jie vieni kitais rūpinasi, jie vieni kitus pastebė, jie kitus pastebė, žinai. Ir mums tai buvo, tiem savanoriam 14-15 metų jaunimui, tai buvo wow, žinai, kažkas įdomaus, nes, nors ir mano žmona iš 4 vaikų šeimos, aš iš brolių turiu tik tai, bet ir tai buvo matyti, kad, tai yra vertybė, ne? Tai yra vertybė, kad brolis ir sesė, ir brolis ir panašiai, kad tai svarbu turėti, nes draugų tu gali turėti ir po to juos kažkur užmesti, pamesti, žinai, draugystės, universitetai prasideda, baigėsi, žinai, darbai. Ir tas santykis, o brolis sesuo, tai santykis visam laikui, manau, kad vis tiek tas ryšys, tas artumas tai yra visai kita. Tai mes galvojam, ką mes galim duoti savo vaikams, tai reikės tą šeimą, tą jaugumą, tą bendrystę. Ir mes galvojam apie gausią šeimą. Tai kad ir mūsų, bet mes, kaip sakai, kaip kas duos, ne, kaip Dievas duos ir panašiai. Ir nebuvo taip. Kaip Samas sako, kad, žinai, savišvieta, tai tas ir yra svarbu, kad mes pradėjom kurti santykius šeimoje ir mes galvojam, žinai, kokios mūsų galimybės turėti vaikų, kokios mūsų galimybės išlaikyti, ką mes galim savo leisti, žinai, su tais vaikais. Gimė pirma dukra, po 2 metų sūnus, matom, kad visai gaunasi, žinai, būti šeimoje. Tai reiškia, nepamesti vienas kito, nepamesti santykio su vaikais. Gimė 3, 4. Ir, žinai, ir mes buvom jau kaip ir sustoję, ties to, kad fainai, ko norėjom, tą turim, žinai, taip kaip kažkaip, žinai. Ir mūsų vaikų gimtadieniai yra kas 2 metai ir tą patį mėnesį vos, ne, žinai. Gegužės 8, gegužės 5, lygiai po 2 metų, lygiai po 2 metų. Vieną gimtadienį už 4. Už 4, taip. Apskaičiavote iš anksto, kad mažiau išlaidų būtų. Ekonomiškai pigiau. Ekonomiškai, visi vieną gimtadienį. Bet taip ir, žinai, iš vienos dalies irgi planavom ties to, kad mano žmona yra slaugytoja reanimatologė Santaros klinikose, žinai. Ir gimsta vaikas, tai reiškia motinystės, tos atostogos, sakykime, 2 metai. Ir, žinai, ir logiška būtų, vaikas dar mažas, žinai, norisi būti su to vaiku, žinai. Tai gimsta antras ir jinai net nespėja išeiti į darbą, bet jinai lieka namuose ir toliau augina, žinai. Tas procesas, toks, nėra tos pauzės, nėra to, žinai, kažkokio posūkio tokio staigaus, nes tai yra posūkis irgi staigus, jeigu, žinai, grįžti į darbą ir vėl turi grįžti į namus. Tai mes irgi apgalvojame apie tai, galvojam, kad to streso nebūtų nei vaikam, nei žmonai, nei man, žinai, kad tas procesas jisai ir būtų toks pastovus. Tai reiškia, žinai, ir matėm, kad mums yra gera, kai yra tas tarpas tarp vaikų 2 metai. Ne 1, ne 3, žinai. Ir tom gyvenom. Tokią patirtį turėjom. Turėjom subūrę aplinką tarp, kur panašiais tikslais gyvena santokos, žinai, kur galim pasidalinti tarpusavėje savo iššūkiais, savo, žinai. Ir tas mums padėjo. Ir po to staiga, ir turim 5 vaiką. Ir jisai jau neįsipaišo kas 2 metus. Neįsipaišo kas 2 metus. Tai ir, žinai, ir ten toks, žinai, įvykis, kad jisai gimsta ir patenka į reanimaciją. Ir tada, žinai, apsisuka pasaulis, nes, atrodo gimsta sveikas vaikas, žinai, mus į palatą nuveda, žinai, viskas gerai ir jo alsavimas toks, žinai. Bet vaikas su mumis. Ir sako, mes jį paimsim stebėjimui. Paima stebėjimui, mes taip kaip kažkaip neramiai, bet mums dar padeda, tai yra tikėjimas, kad, žinai, pasitikim Dievu, kad, žinai, iš savo, ką mes galim žmogiškai padaryti, bet ir toks pasitikėjimas, gerai, tai čia
gal taip turi būti, tas stebėjimas. Po to ateina, sako, mes į inkubatorių dėsim, nes jam su kvėpavimu yra sudėtingiau. Nes nežinom situacijos, ir gimdymas 10 balų, ten, žinai. Tada jie vėl grįžta ir sako, mes jau jums šiandien nepaduosim, mes norim jį vežti į reanimaciją, žinai. Ir vaiką nuveža į santaras, į reanimaciją. Aš iš paskos, kad, žinai, pažiūrėti, kas ten vyksta. Ir situacija, kad nežinomybė. Nežinomybė, kad ar jisai gyvens ar negyvens. Ir va, ta situacija netgi mus vėl priartino, kaip vyrą ir žmoną, žinai, santykiuose, kad tai yra irgi trapu, vaikai, tai jausmai, bet kaip mes galim vienas kitą palaikyti. Ir čia per visą gyvenimą irgi pastebim, kad auginant vaikus ir būnant visokiose sudėtingose situacijose, labai svarbu tas palaikymas vienas kito. Kaip ir Samas sakė, žinai, vis tiek, tas ir mamos indėlis, bet ir žmonos indėlis, ir vyro indėlis tarpusavė, kad mes galėtume auginti tos vaikus ir jau po to 8 irgi vaikus, tai vis tiek mes turime palaikyti savo santykį. Ir tuo momentu, ties to 5 vaiko situacija, mums, kaip ir, Dievas tokią situaciją davė, kad mes suvoktume, kad mes turime čia dar stipresni būti. Ne tiesiog, kad mes esame 4 vaikų šeima, 5 vaikų jau šeima ir kad mes, fainai didelę šeimą turim, bet mes ten dar turime ir palaikyti vienas kitą santykiuose, pagalvoti dar į priekį, kaip mes gyvensime tose santykiuose, žinai, kad kokie mes būsime tėvai, dar labiau, žinai, ir ta situacija mus dar labiau, pastiprino, kad būti vienas su kitu ir daugiau laiko irgi leistis su savimės. Tuo metu mes daug laiko skiriam vaikam, auklėjimui, mažiukai, fainai, žinai, ir viskas, temos viskas apie vaikus. Ir šitą situaciją mums pagražino į mūsų du, žinai, į mūsų santykius. Atsisukot viens į kitą, ne tik į vaikus, bet ir į save viens kitą. Taip. Nes šio gali greit pamiršti. Ir gali greit pamiršti, vaikais užsibūti ir panašiai. Ir tada tas savo. Ir dėl to pavyzdį ir patikiu, kad labai svarbu, žinai, sakyti super tėtis ir panašiai, bet kaip svarbu būti super šeima, super santuoka, žinai, kad ką duoti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad, mano žmona, panašiais, žiūrim požiūrį, turim panašų, žinai, ir, kad tokios neturėjo bėdos, žinai, mes atsisakėm irgi alkoholio jau prieš 7 metus, 6. Nes suvokėm, mes atsisakėm televizijos netgi, žinai, tokios, kad turėti namuose, kad fonas būtų. Mes neturim fono. Kur jūsų fonas yra? Mūsų fonas yra, ne, ir telefonai, ir jie yra. Tiek vaikų, tai toks fonas. Tikrai. Kad nieko nebereikia. Bet, žinai, ta savišvieta yra, prioritetus paėmė, ne, žinai, apie prioritetus. Šeima tai yra prioritetai, ne, bet ir, tai ta vyrų yra sudėtinga, tos prioritetus yra darbas, yra noras kažkur irgi būti, žinai, čia šeima, čia žmona, kiekvienas nori to dėmesio, savo norisi dėmesio, žinai, bet, gyvenimas mokino ir džiaugiuosi, kad jisai mokina, kad mes iš vaikų mokomės. Tai va, o jau 6, 7, 8 vaikas, tai jau paaugo mūsų 5. Ir, žinai, jau tam jauniausiam, kur buvo reanimacijų, viskas gerai, ten atskira istorija, bet vienu žodžiu, jam 5 metai. Ir sakom, tai gal mes galim dovanoti, žinai, dar vieną gyvybę, žinai. Tai pagalvojom apie vieną gyvybę, bet, žinai, ir čia tarpas būtų 5 metai, taip su žmona sėdim, galvojam, ne taip, kad dabar procesas bus ar ne. Sėdit matematiškai sprendžiat. Jau žinom, kad, laukiamės, ne? Ir taip tokia mintis. Žinai, jaunėlis bus, ar mergaitė, ar berniukas, žinai, 5 metai skirtumą. Kaip jam augti, nes 5 metai yra, žinai, vis tiek skirtumas. Ir dvynukai, žinai. Dvynukai čia paskutiniai buvo? 6, 7. Eik. Ir čia, žinai, ir galvoju, wow, tai čia, žinai, apdovanojimas, kad tas vaikas vienas tikrai nebūtų, žinai, bet turėtų... Tai nebus vienas, tai dabar bus su draugu. Tai va, taip. Ir taip apsidžiaugiam, žinai, atrodo, o kiti žmonės aplinkoje sako, kaip sunku, žinai, ir taip stresas, tai yra ir vaikas, o dar dvynukai, kaip čia spėti, žinai. Mes sakom, mes vienas kitą turime, mes turime bendruomenę, kuri mūsų supa, mes turime, žinai, tėvus savo, žinai, vienus kitus, mes turim brolius, sesės, su kuriais palaikom ryšį ir, žinai, neužsidarom ir tose bėdose, labai, žinai, tai džiaugiamės to gyvenimo.
Tai čia plauk buvo 6, tai 7, dabar 8. O aštuntas tai irgi Dievo dovana. Kas 2 metus? Bet, žiūrėk, kas 2 metus, ne, nu, žinai, dvynukai gimė gegužės 3 gimė, taip, ir lygiai po metų gegužės 3 gimsta 3 vaikas. Ok. Nu, tai va, 3 vaikai. Viskas į tą patį minus. Trinukai, gegužės 3, žinai, jie ir auga kaip trinukai. Ir galvojom, kad turbūt, kad, nu, va taip, reikėjo tų trinukų mums, nu, kažkaip, tai, žinai. Labai džiaugiamės tuo, kad jie visi skirtingi, visi 8. Tai mes laukiam pratęsimo. Ne. To be continued. Ne, nu, Ne, taip, kaip? pas jūs taip viskas, žinai. Bet, žinai, bet čia- gerai suredaguotas, tvarkyta, žinai, tai ten pirmyn, ir- važiuojam toliau. Ne. Pasiskaičiavom viską. Mes padėsim tau. O, ačiū, gerai. Įrašas yra, ne? Gerai. Bet matai, mes natūralių šeimos planavimu, nu, tokio domimės ir palaikom ir dėl to, žinai, naudojamės to, žinai, tom žiniom, to praktika. Ir tai yra tas atvejis, kai mes atsipalaidavom. Tai reiškia, nu, neapgalvojom, nu, tų dienų nepasiskaičiavom. Prasileidot. Nu, taip. Bet su džiaugsmu. Ne, nu, tai aišku, tai Nu, taip. gyvybė tai yra čia tas stebuklas didžiausias, nu, koks tai gali būti. žinai. Taip ir būna. Taip ir būna. Ir kažkaip, Wow. žinai. Aš, Vladai, noriu panašiai, vat, kadangi tu užsiminęs buvai apie šeimą, apie tai, kad nepabėgti reikia ne tik nuo vaikų, bet ir nuo savęs viens kito, kaip poroje šeimoje. Kaip jūs, būdami tokioj gausioj šeimoje, vienas su kitu praleidžiat laiką, kiek skiriat laiko, ane, kaip pabėgat nuo Nepabėgam. to viso šito Nu, kur buvimo tu čia šeimoje? pabėgsi? Nepabėga. Ne, bet atranda reikia vienas būdų. kitam šeimoje tikrai, tam, kad neištiktų, žinai, tam, kad poro neištiktų krizė, Aš psichologinė, klausimą moralinė. suprantu. Jo. Tai pas juos lieka ten kelios valandos naktį ir viskas. Nusisukę vienas nuo kito miega ar kaip. Jo, įvairiai, kaip ir normaliai. Viskas gerai. Bet jeigu taip trumpai, vat, kaip jūs Trumpai. vis tiek skiriat laiko vienas kitam? Nu, esam bendruomenės, tai yra katalikų bažnyčios bendruomenės, šeimų bendruomenės nariai. Taip? Ir ten yra nu, vat, palaikymas vienu kitu, vieną kartą į mėnesį mes susitinkam šeimomis, tik poromis, žinai. Ir kalbam apie tai, ir ten yra, nu, žinai, būdai, kaip būti. Tai mes, nu, kad į kokią, nu, nežinau, į kiną nueiti kartu, nueinam dviese, nueinam į kokį restoraną dviese, žinai, pasiplanuoti. Tai reiškia, tai yra labai svarbu pasiplanuoti, nes kai neplanuoji būtent to susitikimo dviese, tai, žinai, taip ir būni rutinoj toj, žinai, nu, ir taksisto pabūni, nes vežioji vaikus į mokyklą, iš mokyklos ir į būrelius ir panašiai. Bet, vat, kad nepasimesti, tai suplanuoti tą susitikimą, mes netgi suplanavę esame tokį vėl kartą į mėnesį tikrai susėsti tokiam dialogui, nu, žinai, nu, pasiplanuoti, o kaip mes išgyvenom tą mėnesį, kaip mes planuojam kitą mėnesį, žinai, tokį padaryti restartą ar panašiai. Išvažiuojam, mes esame aktyvūs, mes mėgstam keliauti, mes išvažiuojame su šeima ir mes džiaugiamės, kad su mumis yra vaikai ir mes praleidžiam dviese tą laiką nuostabiai, žinai, būdami dviese poroje ir mūsų supančiais vaikais, tai labiau vyresni vaikai noriai perima tą laiką su mažesniais, žinai, nereikia ten, žinai, reikalauti kažko, prašyti, žinai, nežinau, kažkaip per pykčius eiti, ne, bet vaikai patys pasisiūlo, žinai, va, tėvai, nu veikite. Vyresni jau kažkiek jau vyresni, sąmoningesni. taip, jums reikia laiko, žinai, nu, kažkaip iš jų netgi iniciatyvos būna, kad, nu, jūs ten kažkur nueikit pasivaikščioti, žinai. Tai visai džiaugiamės to. Ir matom tada, nu, va, kad išsipildo tas santykis, kurio mes norėjome, kurį, kad įsivaizduojam, kad va, tarp vaikų būtų santykis ir tas santykis yra, nežiūrint į 14 metų ir va, dvynukų ir ar mažiausiai 2,5-2,5 metų, žinai, ir jie kažkaip irgi ryšį atranda. Tai vat. Aš manau, kad tu atsakėjai tą klausimą, aš dėkoju, nes man pačiam irgi tas, žinai, aktualu, aš 3 vaikų tėtis. Ir dar tuo metu, kai buvo gyva mano žmona, tai, žinai, mes, dar tuo metu buvo 2 vaikai, bet vis tiek aš suprantu, kad mes neturim pamesti vienas kito, nes jeigu mes pamesim vienas kitą, mes pamesim ir šeimą. Tas yra labai svarbu ir viskas susiję. Ir tuo pačiu samai noriu paklausyti tavęs. O kas buvo sunkiausia? Va, žiūrėk, tas buvo laikotarpis, kai tai vyko, ar ne? Tu likai vienas, liko 2 vaikai, viskas nauja, vienam pačiam reikia visko pasirūpinti ir panašiai. Ir dar prie to viso šito yra tavo karjera, tavo noras uždirbti ir save realizuoti, karjera.
tu jau tada buvai atlikėjas, ar ne? Taip. Kas buvo sunkiausia tuo metu? Didžiausio tempo. Nu tai aš nežinau, aš 10 metų neturėjau atostogų. Ir tiek. Neturėjau jokių. Oho. Ta prasme nebuvo nei sekmadienį, nei šeštadienį nieko. To labiau, kad mano toks užsiėmimas yra būtent šeštadienį dažniausiai, sekmadienį, penktadienį, savaitgalį, iki to ruošiesi nuo pirmadienio. Nu, sakykime, jeigu paimkim kokį X faktorių, tai reiškia, tu darai taip, kai prasideda X faktorius, pusę metų šiaip yra bendras to projekto eiga ir visa kita pasiruošimai ir viso, kai prasideda projektas, tai tu praktiškai 7 dienas dirbi per savaitę. Ir 7 ir 2-4. Nu, taip. Tai iškritęs būna. Tai, ta prasme, nu, ten todėl, kad tai yra tiek reikalauja šitie projektai ir tu nuo pirmadienio ruošiesi, savaitgalį ištransliavai, sekmadienį ištransliavai, pirmadienį vėl ruošiesi ir vėl va taip visą laiką ta mašina važiuoja. Ir suvaldyti tiek, nu, atsakomybės labai daug ir visko. Nu, tai aš nežinau, kaip viskas buvo. Tai aš sakau, labai sunku bet kažkur tai rasdavai ten, tink, kažkaip ir čia, ir šeimai, ir tą, nu, ir truputėlį kažką. Rytais dažniau. Dabar pagal mano tokį grafiką, dažniausiai rytai mes nepradedam nuo 8 ar nuo kažkada dirbti, bet mokyklos reikia kelti 7. Nu ir ten, nu žodžiu, įvairiai būdavo. Tai tikrai labai sudėtinga tą derinti, ta prasme dėmesį paskirstyti, nes dideli projektai reikalauja daug dėmesio būtent atima. Ir čia taip, čia tikrai buvo didžiulis iššūkis. Tai tada visai kamšydavai tas skylės, nu taigi nesi be nuodėmės, tai kamšydavai kažką nupirkdavai, kažką dar kažkur, žinai, kažką ten, nu, tokiom, nu, atrodo dabar labai kvaila ir juokinga, bet nu, ką daryti, kai tu neturi dienoj tiek valandų, kad visiems prisitaikai tiesiog. Prisitaikai, bandai vis tiek. Ta prasme, bet svarbu, kad išlieka tas supratimas ir noras, o ne taip, kad pamiršti viską meti, jūs čia gyvenkit kaip norit, aš čia varau karjerą, man čia viskas. Tai nu, toks gyvenimas, reikia laviruoti. Šiaip šeima yra iš tikrųjų sudėtinga struktūra ir sudėtingas toks daiktas, kuris reikalauja labai daug dėmesio. Mes kartais dėl karjerų ir dėl kažko pamirštam, kad šeima yra koks reikalas. Yra labai rimtas reikalas ir jį išlaikyti sveiką, fainą ir kad gera atmosfera, kad gerai būtų namuose, yra iš tikrųjų abiejų žmonių, ne tik abiejų, visų pastanga yra reikalinga. Nebus taip, kad atvažiuoja ir viskas faina, ir viskas šilta, gera, jeigu tu jokios pastangos neįdėsi. Reikia pastangų. Aš klausau ir man, žinai, daug pačiam emocijų kyla iš to, ką jūs pasakojat. Kyla klausimas Vladui. Vladai, kokią įtaką religija turėjo tavo požiūriu į tėvystę? Nes religija tavo šeimoje ir tavyje, net ne religija, kaip sakėjai tu, o tikėjimas labiau, tavyje užima didelę dalį. Bet kaip tai formavo tavo požiūrį į tėvystę? Atsakomybė, santykis. Nes, tikėjimas tai yra santykis, ne? Tai to santykio mokaisi ir nori to santykio, bet ir nori dovanoti santykį. Tai turbūt aš tėvystę tai ir matyčiau, kad per tą tikėjimą tai yra santykio kūrimas. Santykio kūrimas su kiekvienu šeimos nariu, tai ar su vyriausiu, ar su jauniausiu, ar su žmona, su kiekvienu turėti santykį ir tokį tiesioginį vienas su kitu. Ne tai, kad aš tėtis ir jūs hebra visi kartu, kaip viena, ne, asmeninis santykis su kiekvienu, asmeninis santykis, pažinti vienas kitą ir dovanoti save, kad vaikas pažintų irgi tave. Kaip tu skiri 8 vaikam laiko? Fiziškai spėti, aišku, per vieną dieną tai nespėjai, gal vieną dieną vienam skiri laiko, daugiau ar ne, kitą dieną kitam skiri ir taip pasiskirsto tas laikas. Mažiukui, kaip tu, Vladai, nepamiršti vardų visų? Pavadinti gal abėcėlės eiliškumą. Savo partnerius, žinai, kur dirbi, pažįsti, žinai, draugus ir panašiai. Ir vaikus išmoksti. Kiti sako, o tai kaip atsimeni gimimo datas, metus, žinai, kad pas tave viskas
viskas aišku, žinai. Visi gegužės mėnesį. Visi Bet, žinai, gegužė. pasakome, tai reikia pasakyti ir gerai mėno ten, žinai, ir panašiai, bet ir dieną, ir metus, ir, žinai, ir čia, kai kažkas užklausė manęs, žinai, tai palauk, tai dabar kiek pas tave moterų, o kiek vyrukų namuose? O man visą laiką yra 8+2, žinai, nu, nes, nu, tai ir susimašiau, aha, tai 3 moteris ir 7 vyrukai, žinai. Man reikėjo čia, vat, ties to jau su datom, su vardais neturiu bėdų, žinai. O čia jau reikėjo, žinai, kiek moterų, kiek vyrų, žinai, čia jau reikėjo paskirti. Vladai, dar papildant savo klausimą, kam labiau, daugiau pavyksta skirti dėmesio? Ar tiem vyresniem, kurie jau yra sąmoningi, jie masto, jiem daugiau galbūt to tokio sąmoningo laiko reikia kartu, ar tam mažiukui, kuris dar tik vystosi? Sunku išskirti, žinai, kam daugiau dėmesio skiri, nes tas dėmesys, jis skirtingas, žinai. Su vienais pakalbė, su kitais, žinai, pažaidė, su trečiu, pasakei tai, kad nesusimaščiau, kad taip nepastebėjau, žinai. Aš dabar tik pastebiu, žinai, kad ta paauglystė, žinai, paaugliai daugiau dėmesio dabar reikalauja tokio individualaus, o mažiukai jiems yra gerai, grupėje, žinai, to individualaus jie dar, nereikalauja. Tai, matau per tai, kad kas paauga, tai jie nori to dėmesio ir svarbu sureaguoti. Tai, aš bandau reaguoti, aš bandau to laiko kažkaip, ir pokalbį, ir panašiai. Tai jis sako, iššūkis, reikia suvežioti visus. Aš pasinaudoju to vežiojimu, nes, žinai, kai važiuoji, turi Laiko bendrauti. Laiko bendrauti. Ir tai valandą, ar tai pusvalandį, ar tai, žinai, ir jis sako, tai mašinoj tiek laiko, žinai. O galvoju, mašinoj tiek laiko, aš turiu pokalbį, aš turiu santykį, aš turiu, žinai, išgirsti, kas įvyko mokykloje, ar ten, žinai, ar būrelė, ar kaip, o kaip jaučiasi ir panašiai. Žinai, tos emocijos, kad, nes jeigu atvažiuos visos emocijos ir jos, pakeliui nenueis, tai, žinai, kai visos emocijos vienu metu suvažiuoja vakare į namus, tai tada, iššūkis. Vaikai tai yra mokykla man. Mums mokykla. Tikrai, nes tu kartais emociškai ten sureaguoji ar būni pavargęs ar kažką, tai ten, žinai, kažką ten savo, paskui pagalvoju, ką tu čia, klausyk. Nebe tie laikai, kad iš karto diržą paimti ar dar kažką. Ir net aplamai net į galvą nebeteina tokie dalykai, kas anksčiau būtų. Auklėjame ten, tėvas pasakė, tylėk, žinai, diržą paėmė, viskas aišku, beržinės košės, paklubdyti ant kelio, aš pats esu glupėjęs ant žirnių, pats esu gavęs velnių. Bet taip anksčiau buvo supratimas toks, kad auklėt reikia diržų ir į kampą pastačius. Bet ačiū Dievui, man to nereikia daryti ir aš labai džiaugiuosi, nes, kai tu vaiką pradedi matyti kaip normalų žmogų, iškart visai kitas reikalas pasidaro. Nes nereikia į vaiką žiūrėti kaip ir, durnelis, ką jis čia peza, čia, žinai, ką čia, padurniuos nustos. Ne, reikia žiūrėti į kaip į žmogų. Taip, asmenį. Kaip asmenybę. Ir tada, kai tu taip jau pradedi žiūrėti, gerbti kažką, tai tada visiškai kitaip gaunas. Aišku, to reikia irgi patiems mokytis, nes dažnai tas vis tiek, aš čia daugiau žinau, žinai. Ką tu daugiau žinai? Jis galbūt kartais daugiau už tave žino, nes jis jau gyvena tam laikotarpiu, ko tu gal nebespėjai pagauti. Tai tas ir gražu, kad ir jūs suprantat, ir mes šeimoje suprantam, kad per vaikus mokaisi. Tu pats save irgi augini kaip asmenybę, kaip žmogų, kaip aplamai augini supratimą ir kad nėra taip, kaip tu ten, žinai, tom visom supratimais yra gyventi. Taip nesigaus. Aš dar papildydamas tave, Samai, aš išmokau, nežinau kiek laiko gal, bet išmokau ganėtinai, gal neseniai, nežiūrėti, kaip tu sakai. Kitaip tariant, aš vaiką pastatau į savo poziciją ir stengiuosi labai psichologiškai matyti tą situaciją su manimi ar su pasauliu jo akimis. Ir aš tikrai pabandau susitapatinti ir bandau galvoti, jam dabar 14 ir aš matau, jisai man ten kažką pasakė, supyko ir aš dabar galvoju, kaip jisai
kaip netgi aš iš tikrųjų vizualizuoju labai. Aš labai vizualikas esu ir mintyse aš vizualizuoju. Aš esu tarsi va jo kėdėje sėdžiu ir žiūriu dabar į save, kaip čia aš atrodau. Ir man tada daug dalykų pasikeičia. Aš tada pamatau viską kitų kampu ir tikrai viskas nušvinta kitoms. Tu dabar prakalbai, taip, paauglystė yra tas siaubas, kurį reikės išgyventi. ir aš dabar išgyvename su dukra. Nėra taip kažkaip siaubinga, bet taip, jie ten visai pas juos smegenyse daros, ten baisus perversmas ir iš tikrųjų jie tenai reaguoja į viską labai karštai. Hormonai, tai mūsų užduotis yra kažkaip tai visą tai sugerti ir tik tai nereaguoti atgal taip. O kartais noris, žinai, padėk telefoną, žinai. Kokį padėk telefoną, jiems draugai rašo, tai jiems dabar svarbiausia draugai, ne tu čia, su savo tais reikalais. Tai, paauglystė yra labai įdomus periodas ir šitą reikia, kažkaip mums tėvam, tai reikia kvėpuoti ir raminamųjų biškį taip savo. Man sunku. Sunku, tikrai. Ir nesakykim, kad tai lengva, ir negalvokim, kad mes šitokie labai jau protingi, dabar perskaitim apie paauglystę knygelę ar dar kažką išgirdom ir jau čia mes viską supratom. Nei velnio. Ta knygelė po poros metų kita knygelė išeis, kuri vėl viską paneigs ir vėl viską apvartys. Tai čia gyvas procesas. Kiekvienas paauglys, kiekvienas vaikas irgi yra skirtingas. Mums kas svarbu? Mums svarbu žiūrėti, stebėti jo aplinką. Gink Dieve, žinom, koks dabar yra pavojingas metas. Žiauriai pavojingas ir ypač su visais tais virukalais, su narkotikais, su viskuom yra pasiekiamumas nežmoniškas. Tuos vaikus ten gaudo ant kabliukų yra tikrai siaubinga. Ir dabar ką darom ir stengiamės, kad kažkaip tai ten kalbėti. Aiškinti, gražiai, nekišant, visą laiką taip kalboje, prie stalo ar kažkur. Ten, tokia istorija, žiūrėk, kad ten, žinok, neimk nieko iš kitų rankų, nedaryk, kažkaip bandai pasakoti tai, kaip apsisaugoti šitoj, kaip tu sakant, dabartinėse džiunglėse. Nes iš tikrųjų dabar vaikam yra labai pavojinga, ypač paaugliam. Pavojingas metas ir matom, kokie mastai yra baisus su narkotikais, su viskuom ir su kitais dalykais, su to greitų turėjimu ir su tais pinigais, su lošimais, visokiais. Čia yra tikrai labai sudėtingi laikai. Pasiekiamumas yra toks. Vieno piršto paspaudimo ir tu pasiekiai viską turi ir gali narkotikų gauti, ir pralošti pinigų, ir išlošti, ir dar kažką padaryti. Ta prasme, tai yra labai, tai mūsų dabar, kaip sakant, mūsų tėvų užduotis kurti tą kažkokią tai, bent apsauginį kažkokią tai bandyti jiems įteikti, nes tu vis tiek, neprivaikščiosi. Niekur tu nepriseksi, nors ką ten jie veikia ir ką daro, bet labai svarbu kalbėti. Aš pats per save labai gerai atsimenu, kaip vyresniai dukrai ten, jinai užsimanydavo kažką, ten auskaras įsiverti, čia, žinai, dar kažką pasidaryti, sakau, ten vis ginčydavomės, sakim, po mėlynavimo, sakau, pamatysi, tu pato, žinai, gilėsis, o skilutės bus dar kažką. Sakau, faino, aš ir pats toks, taip nevengiu kažkokiu tai, kažkaip dėl įvaizdžio, tokio vis tiek rock'n'roll ir taip toliau, žinai, bet aš pats žiūriu, kad aš toks konservatyviai tai reaguoju į vaikų, žinai. Ir tada aš matau, ir tada matau labai daug dalykų. Ir ką tu kalbėdavai ten, kažkur tas susitikęs, po kokio laiko tas tavo vaikas, po kokių 3 metų, atgal tau sako tą pačią tiesą. Ir aiškina išpūtęs akis, tu ką, nežinojai? Taigi aš tau sakau, kad būtent taip. Ir toks viduje juokas, galvoju, tai aš tau pasakoju prieš 2 metus lygiai tą patį. Ir tu su manim ginčiais, iki, žinai, pamėlynavimo, o dabar tu man atgal sakai tą. Tai reiškia, veikia. Aš galvoju, kad mums tėvam veikia, bet per savo gyvenimą supratau, kad veikia, labiausiai veikia pavyzdys, kaip tu elgiesi, ką tu darai, kaip tu kalbi, nes čia yra didžiausia nesąmonė, kai tėvas rūko ir aiškina, vaikai nerūkyk.
nu, nerūkyk, tai aš pagausiu tave, žinai, ten vis šakės tau bus, o pats traukia, žinai, ten negerk, žinai, patys vakare vyno butelį pasistatė, tvatina. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir daug tų dalykų. Arba pats ten aiškina, oi, čia reikia food fine, pats ten savo žmonos ten aiškina, koks jis kietas ir ten padaryk man atnešk tą. Pavyzdys yra pats svarbiausias, nes tą modelį vaikai va taip pasamoningai visą sugeria į save ir jie lygiai taip pat elgesi po to užaugę. Net negalvodami apie tai, nes tai gaunasi kaip modelis. Pavyzdys ir pokalbį. Va tu kalbėk, pasakyk, kalbėk, nors atrodytų galbūt ir neklauso, galbūt ir kad, gal ir vėl, tu vėl apie tą patį, žinai, neaiškink man, žinai, ir dar kažką. Tu kalbėk ramiai. Po kelių metų jis tau atgal tą patį šnekės ir aiškins, koks tu durnas. Jis geriau supranta. Tai va šitie dalykai tikrai veikia. O pavyzdys tai yra svarbiausias. Nu, tu perėjai per asmeninę patirtį, aš tikrai priimsiu tokį patarimą iš patirties ir turėsiu mintį, nes mano dar auga. Mano vyriausias yra 14 metų dar. Aišku, tai yra jau tas laikas, kai įnyva, kaip jūs sakai, jį bėgi į kambarį ir... Tai čia... Sūnau. Amžinas. Palauk, aš tuoj. Ir ten non-stop eina, po valandos tas pats. Šitas karas yra nelaimimas. Aš sakau, čia mes nelaimėsim to karo dėl tų telefonų ir visos, reiškia, būtent tos skaitmeninės pažangos ir visko, bet reikia pabandyti tada mums visiems kartu mokytis. Nes čia nei mes, nei tie mūsų paaugliai, jie dar nežino ir mes net nežinome, mums patiems čia viskas nauja. Mes va dabar tik tai gaunam kažkas, wow, jau dabar čia ChatGPT, dabar čia jau viskas. Kasmet kažkas nauja. Ir vėl kažkas, jau čia revoliucija, vėl čia supranti, čia tas socialinis bum sprogo, čia tas užgeso, tas atsirado. Ir mums patiems reikia mokytis, nes žiūrėkime, mes patys sėdim vietoj to, kad bendrauti, jau žiūrėk. Blemba, valanda praėjo. Ir taip toliau. Tai gerai, jeigu pastebi, kad valanda praėjo. Tai gerai, jeigu dar toks sąmoningas ir kartais pasižiūri, o koksgi tavo tas reiškia, kiek tu ten sėdi, žinai, tos nesąmonėse. Ir ta prasme, bet viskas taigi sukurta tam, kad mus gaudyti. Čia viskas paremta žmogiškais instinktais ir visi tie socialinklai ir visa šita, čia tai yra biznis. Ir kiekvienas mūsų paspaudimas, kiekvienas mūsų patraukimas jiem $. Tai šitą reikia labai gerai suvokti. Nes mums atrodo, kad čia mums, čiagi viskas sakė, faina, čia toks paveiksliukas, kitas paveiksliukas. O iš ties tai, jeigu tu supranti, kad čia tu esi jau viskas jo biznis, tai tu esi vienetas jam, tada biški, palauk, gal aš tą laiką pasiliksiu savo, nedovanosiu Facebooką ar dar kažkam, kurie iš to darosi pinigus. Tas pats ir mūsų antraštės ir visa kita, mūsų, kokia dabar kultūra. Parašė, čia dabar šūdo pjauna, tu iš karto spaudi, todėl kad žmogui yra... Tai mes taip sudėti ir mes to nepakeisim. Mums yra pavojaus signalas ir mes čia įdomiausia. Nes kas kam nors gerai, kam nors faina, neįdomu. Mums tik tai, kas yra raudonas signalas, kad bėg, nes puola ar kažkas vyksta. Tai ant tom naudojasi dabartinė visa šita skaitmeninė aplinka ir iš mūsų darosi biznį, o vaikai labiausiai pažeidžiami toj vietoj. Žinau, skubi ir todėl turiu paskutinį klausimą jums. Sauliau, perėjęs savo gyvenimo tą tarpsnį, kuris nėra lengvas nei tau, nei tavo vaikams, ką tu patartum vyrams, žiūrovams, kurie šią laidą žiūri ir galvoja, galbūt tapatindamiesi save su tą situaciją, gal pas juos yra tokia panaši situacija šeimoje. Ką tu patartum tokiam vyram, jeigu pas juos yra dabar tas? Labai sunku patarti, nežinant konkrečios situacijos, pas kiekvieną žmogų. Bendriniai kažkokie. Bendrai aš tai vadovaujuos labai bendražmogiškais dalykais. Tu turi būti sąžiningas, visų pirma. Tau, negali kažką tai, jeigu tu turi vaikų ar kažkas tai kenčia, tu turi jiems padėti. Tu stipresnis, tu esi jau suaugęs, tu esi vyras, kuris gali kažką uždirbti, kažką padaryti. Tu gali kažką padaryti. Jeigu tu gali kažką padaryti, padėk.
Padėk silpnesniam, padėk vaikui, padėk savo žmonai, padėk dar kažkam. Jeigu šeimoje viskas gerai, padėk kitiem, Vladui pavežioti vaikus, dar kažkam. Tai iš tikrųjų tas labai svarbu. Būt žmogum, išlikti. Ir daugiaugi nėra čia jokių kitokių kriterijų kitaip šitam pasauliu. Arba tu žmogus, arba tu, nežinau kas. Arba pralaimėtojas. Arba tu tiesiog vis tiek, anyway tu pralaimėsi. Taip. Ačiū tau labai, ačiū už tavo įžvalgas. Vladai, tau norėčiau užduoti klausimą iš to multi tokio funkcionališkumo, ar ne? Ir kaip atrasti balansą, kaip vyrui, kaip tėčiui, kaip sutuoktiniui, kaip atrasti balansą tarp tų multi rolių gyvenime, šeimoje. Neužsidaryti. Nebūti vienam. Tai reiškia, kai tik užsidarysi ir nepasidalinsi tuo, ką turi, žinai, tai tada bus šakės. O kai daliniesi, kai dalini save ir su tavim pasidalina ir priemi pagalbą, pavyzdžiui, arba netgi ne pagalbą, o ir kitą žmogų, tai man atrodo, kad apie tai, kad nelikti vienišam, kurti santykį ir kurti santykį ir su savim, ir su žmona, ir su vaikais. Tai kad tai yra, kaip ir Saulis sakė, pokalbiai, tai yra atsakomybė, tai yra atsakomybė ir matymas, kas aplinkui dedasi, kur aš esu, atsigręžti į tai, ar viskas gerai su manim, ar viskas gerai su mumis, ar kurioje mes vietoje esame. Sąmoningumas, man atrodo, kad apie sąmoningam būti. Ačiū Jums labai, kad Jūs dalinatės. Ačiū už tai, kad visas įžvalgas pasakėte ne tik mūsų žiūrovams, bet ir man pačiam. Aš irgi mokausi. Aš manau, kad kiekvienas kažką žino, šiandien galim pasimti savo iš to, ką mes kalbėjom, išgirdome ir pareflektavom. Tad šiandien iš tikrųjų mūsų podcastas jau atėjo į pabaigą ir esu labai laimingas, vėlgi šiandieninė laida Vyrai nekalba. Aš laimingas, kad mes pralaužėm tylą. Mes turėjom galimybę išgirsti tuos vyrus kalbant, išgirsti jų istorijas ir išgirsti visą tai, ką jie jaučia, ko galbūt ne visada pasako viešai. Mes dalinamės, laužom stereotipus ir ateinančiose laidose mes vėl kalbinsim naujų žmonės. Ir svarbiausia, kaip ir pasakė Saulius, svarbiausia yra kalbėti. Kalbėjimas nėra trūkumas, kalbėjimas yra stiprybė ir privalumas. Tad pasiekite mūsų podcastą, pasiekite Mamų uniją socialiniuose tinkluose, pasiekite YouTube kanalą mūsų ir laukite mūsų kitų laidų. Mes dar sugrįšime. Svarbiausia, kad atrasime kartu vyriškumą iš naujo. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Sudie.